aukso finalų serijose. Dvi ekipos, kurios po Lietuvos vėliava varžosi Eurolygoje. Šiandien stoja viena prieš kitą. Pirmą kartą šiais metais. Renaldas Seibutis. Šiandien metė vieną, du baudos metimus pataikė vieną. Bauda taikli ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda turi 2 taškų persvarą. 60-58. Vietoje Roberto Jevtoko pasirodo brolis Dariušas Lavrinovičius. Taigi du broliai dabar žaidžia Žalgirio priekinėje linijoje. Marko Popovičius įmeta kamuolį Lavrinovičiui. Šis brolių įdėjimas iš viršaus. Lygų pustrečios minutės. Dar kartelį čia puikiai pamatė Dariušas Lavrinovičius. Nuo žemės perdavimas aplenkė Kšištofas Lavrinovičius tiesioginį oponentą. Seibutis. Įsižaidė Renaldas Seibutis. Du varžovai, atmetamas kamuolys, dar 7 sekundės atakai. Seibutis, 5 prieš Kaukėną. Seibutis. Palacijo su Sirena, netiksliai, kamuolys Lietuvos Ryto komandos rankose. Miltonas Palacijo prasidėjo prieš paskutinę ketvirčio minutę. Ginčas ir dabar jau ginčas, reiškiantis, jo kamuolys atiteks Kauno Žalgirio komandai. Minutė 45 iki pagrindinio laiko pabaigos. Mindaugas Katelynas aikštėje vietoje Tautvydo Lydekos. Užgniaužia kvapą, stebi visi Lietuvos klubai, kuo visą tai baigsis, kurie pateko į atkrintamąsias varžybas. Užgniaužia kvapą, visi žiūrovai prie televizorių ekranų. Visi susirinkę čia arenoje. Kas bus, kas nugalės? Marko Popovičius. Prieš Bendžių. Aukštesnis yra Eimantas Bendžius. Bet Popovičius yra vikresnis. Ir tą vikrumą paverčia taškais. 62-60. Ir minutės pertraukėlės prašo Dirkas Bauermanas. Va čia va tai tikrai saidus gyvenimas. Kai viskas taip šviežia, tai visko ir norisi. Šį savaitgalį Maksimoje. Lietuviški obuoliai tik 1 litas 19 centų. Tualetinis popierius Kleenex 14 litų 99 centai. Visoms gyvūnų prekiams 25% nuolaida. O 2 ir 3X Maksimose grožio mugė. Čia jūsų laukia daug naudingų pasiūlymų bei šio sezono naujienų. Maksima. Apie viską pagalvota. Kauno Žalgirio komanda pirmauja prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Lieka tik 1 minutė, 27 sekundės ir pačios karščiausios, pačios labiausiai intriguojančios akimirkos dar mūsų laukia. Pačios svarbiausios atakos. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda turės kamuolį savo rankose. Žalgiris yra prasižengęs 4 kartus. Jau daugiau nei 4 kart yra prasižengę Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Marko Popovičius, Lafetas, Kaukėnas ir broliai Lavrinovičiai. Tokiu penketu dabar ginsis aikštės šeimininkai. Ruošiasi tęsti rungtynes ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kurie ilgiau liko prie trenerių štabo. Pasitarimas, kaip reikėtų surengti pačias svarbiausias ne tik šio mačo, bet šio sezono, reguliaraus sezono atakas. Janis Blumas, Bendžius, Katelynas, Seibutis ir Buterlevičius. Toks Lietuvos Ryto penketas. Seibutis prieš Kaukėną.
Agresyvi Kaukėno gynyba, tenka Seibučiui atiduoti kamuolį Janį Blumui, 9 atakai. Janis Blumas prametė 9 tolimus metimus iš 11. Seibutis pamirštas, pro galinę liniją, pro galinės duris. Niekas ten jo nelaukė, 2 taškai iš po krepšio, 15 gynėjo taškas, lygų paskutinė kėlinio minutė. Popovičius. Atgal Lafetui, 5 atakai, iš toli, Oliveris Lafetas, per stipriai, kamuolys Buterlevičiaus rankose. 2 krepšininkai ant parketo, atsikelia Lavrinovičius su Seibučiu. Lietuvos Rytas gali dabar įsiveržti į priekį, bet dar liks laiko ir žalgiriečiams. Triukšmas kurtinantis. Janis Blumas, 5 sekundės atakai, Janio Blumo. Bendžius. Netiksliai. Na tiesiog Eimanto Bendžiaus rankose atsidūrė kamuolys po to, kai Janis Blumas ten nesuvaldė jo ir dabar tik 16 sekundžių ir 60 minutės pertraukėlę dar turi. Atsargoje Plaza, turi ją ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, taigi dabar ir išnaudoja aikštės šeimininkų strategas tą paskutinę galimybę pasitarti. Atsiprašome, kad pasivijome ir aplenkėme savo konkurentus. Pasivykite ir apžiūrėkite naująją Škoda Octavia iš arti. Laukiame jūsų automobilių Škoda salonuose. Naujoji Škoda Octavia. Nustebkite patys, nustebinkite kitus. Škoda. Simply clever. Šį trečiadienį Vikingų loto aukso puode gali būti 44 milijonai litų. Didysis prizas – 2,5 milijono litų. Pačios dramatiškiausios sekundės netrukus. Čia 16 ir 60 lieka Žalgirio arenoje, 62-62. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai turėjo galimybę dabar įsiveržti į priekį. Tiesiog Janio Blumo, sakykime taip, klaida, po kurios dar bandė visą situaciją gelbėti Eimantas Bendžius. Metė likus sekundai, net normaliai neprisitaikęs ir kamuolys net nelietęs lanko atsidūrė už aikštės ribų. Taigi taip atsiranda šansas laimėti antrą kartą šį sezoną Lietuvos krepšinio lygos reguliariam sezone žalgiriečiams prieš Lietuvos Rytą ir jeigu taip atsitiktų, tuomet sostinės ekipa kristų lentelėje į 4. vietą ir tuomet didelė tikimybė, jog matytume šių dviejų grandų akistatą jau atkrintamosiose varžybose pusfinalyje. Oliveris Lafetas grąžins kamuolį, priminsiu, Lietuvos Rytas jau prasižengęs daugiau nei 4 kartus. Nėra kam atiduoti kamuolio ir čia tiesiog atiduodamas kamuolys į tribūnas. Agresyvi Lietuvos Ryto gynyba, nors turėjo Plaza minutės pertraukėlę, jos neišnaudoja. Tinkamai, tiksliau, paruošti nepavyko komandos taip, kaip reikia ir dabar jau šansas Lietuvos Rytui. Minutės pertraukėlė. Suslavičiaus kečupas. Natūraliai skanus. Tavo santaupos laukia šanso. Pradėk jas auginti. Jei tau rūpi didelės grąžos investiciniai sprendimai, bei galimybė bet kada pasiimti pinigus, pasidomėk investicinio draudimo sutartimis. Mandatum Life. Patikimas partneris. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas cukraus Diamant tik 3,25 litai. 700 gramų baltos ruginės miestiečių duonos tik litas 79 centai. O su Norfa nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida gyvūnų prekiams bei 40% nuolaida galvos apdangalams ir skarelėms. Praktiški žmonės renkasi Norfa. Dirko Barmano, Vilniaus Lietuvos Ryto vyriausiojo trenerio
prašyta minutės pertraukėlė. Žalgiris tiesiog padovanoja ištiestomis rankomis galimybę sostinės krepšininkams laimėti šį mačą ir užimti antrąją vietą turnyro lentelėje. Vėlgi pakartojimo metu stebint, nuopelnai už tą gerą darbą, agresyvų darbą gynyboje atitenka Eimantui Bendžiui, kuris šiandien, aišku, į save dėmesį atkreipė savo tolimais metimais. Jis būtent ten prižiūrėjo Dariušą Lavrinovičių. Lafetas tiesiog metė kamuolį į užribį ir dabar Lietuvos Ryto paskutinis šansas laimėti šį mačą per pagrindinį laiką. Seibučio rankose kamuolys kaip ir dera lyderiui. Bendžius iš vidutinio nuotolio, nėra kamuolys Lafeto rankose ir tai reiškia, jog mes netrukus matysime papildomas 5 minutės. 62-62, 4 kėlinių neužteko tam, kad sužinotume, kas iš šių dviejų komandų šį vakarą yra geresnės. Nenuleisti rankų. Dalyvauk žaidime sėkmės metai ir laimėk neįtikėtinų Norfos prizų. Naujutėlį automobilį Volkswagen Golf ir daugybę Norfos litų. Tai reikia per mėnesį su Norfos kortele įsigyti prekių bent už 250 litų. Praktiški žmonės renkasi Norfą. Už geriausią mūsų būsto draudimą mokėkite dalimis. Skambinkite mums. Lietuvos draudimas. Ir toliau tęsiasi transliacija iš Kauno Žalgirio arenos. Čia 4 kėlinių neužteko. Matysime netrukus pratęsimą 62-62. Na ir galima sakyti, jog išsaugoja viltis Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai pakovoti ne tik dėl antrosios vietos turnyro lentelėje, bet galbūt ir dėl pirmosios, jeigu pavyktų sužaisti 5 minučių atkarpą taip, kaip tą pavyko padaryti, pavyzdžiui, trečiojo kėlinio pabaigoje, kai ta atkarpa buvo laimėta 11-0, kai buvo laimėta atkarpa ketvirtajame kėlinyje, taip pat 11-0, bet aišku, minimum užduotis svečių yra tiesiog iškovoti pergalę ir žiūrėti visą situaciją. Žalgirio užduotis taip pat laimėti, antra, jie bent jau nepralaimėti didesnių nei 11 taškų skirtumų, bet faktas yra toks, jog abi komandos turėjo savo šansą baigiantis rungtynėms, bet nei viena jo neišnaudojo. Na ir dabar, aišku, žiūriu į abiejų komandų pražangas ir Lietuvos Rytų šitas pratęsimas nėra toks palankus galbūt kaip žalgiriečiams, išskyrus tuo atveju, jeigu nepavyktų iškristi iš žaidimo Nemanjai Nedovičiui, Buterlevičiui ir Steponui Babrauskui, kurie yra su 4 pražangomis. Po 3 turi net 4 krepšininkai, visi lyderiai. Žalgirio komanda tokių problemų neturi, išskyrus Marijo Delašą, kuris pažeidė taisyklės 4 sykius. Po 3 prasižengė tik 2 krepšininkai, Lavrinovičius ir Vytenis Lipkevičius. Dabar pratęsimą pradeda klaida svečiai. Šiandien 18 kartų suklydo Lietuvos Rytas, 17 klaidų padarė žalgiriečiai. Dariušas Lavrinovičius, Marko Popovičius, Kuzminskas bandė ten pagazdinti, jog bėgs pro galinę liniją, bet ten užtvaros nesulaukė, taigi Popovičius vienas dabar prieš Janį Blumą, meta per iškeltą ranką netiksliai ir Renaldas Seibutis pirmasis sugriebė kamuolį. Naudingiausias šio mačo žaidėjas. 15 taškų susirinko Renaldas Seibutis, 11 iš jų per antrąją dalį. Janis Blumas iš toli, netiksliai. Šiandien beveik pusę Lietuvos Ryto komandos tolimų metimų metė būtent Janis Blumas. Tik 2 taiklus iš 12. Kieno nervai stipresni?
Dviguba gynyba ir čia Renaldui Seibučiui fiksuoja pražangą arbitrai. Ketvirtoji asmeninė, šypsosi pats krepšininkas. Jau buvo beveik perėmę kamuolį Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir Oliveris Lafetas keliauja mesti baudų. Vietoje Buterlevičiaus grįžta į žaidėjas Nedovičius. Oliveris Lafetas šiandien pataikė 4 baudos metimus iš 8. Dabar abi sumeta Žalgirio legionierius. Grįžta į aikštę Steponas Bobrauskas. Nemanė Nedovičius atiduoda kamuolį Renaldui Seibučiui. Bobrauskas prieš Kuzminską, Renaldas Seibutis, vikresnis nei Lavrinovičius, išnaudoja tą greičio persvarą Renaldas Seibutis, nepataiko čia komandos draugas, tiesa Steponas Bobrauskas pirmasis suskumba prie kamuolio ir vėl pozicinė svečių ataka. 3:30 iki pirmo pratęsimo pabaigos. Nemanė Nedovičius. Lafetas rodo, kaip bus atliekamas derinys, rodo komandos draugams, dvigubina visą laiką. Žalgiris dvigubina gynybą prieš žmogų turintį kamuolį. Blokas Steponui Bobrauskui ir tas dvigubinimas šiandien labai dažnai duoda dividendų. Čia padeda Kuzminskui Lavrinovičius, dar likę buvo porą sekundžių atakai ir tas porą sekundžių gali paversti taškais, kadangi Renaldas Seibutis išprovokuoja Marko Popovičiaus pražangą. Pirma asmeninė, Marko Popovičius irgi šiandien šaudė pro šalį, visi 5 tolimi metimai skriejo pro šalį. 2 baudas taip pat prametė iš 3 ir nebuvo toks naudingas, kaip galbūt yra įpratę Žalgirio gerbėja Marko Popovičius. O Renaldas Seibutis sukandęs dantis savo vidurkį pasiekė, tiesa bauda skrieja pro šalį. Nors Renaldas Seibutis yra patikimiausias baudų metikas Lietuvos Ryto komandoje. Nuovargis, aišku, irgi daro savo. Kadangi buvo metama iš 3 taškų zonos, 3 baudos metimai. Lygų 64-64. Toli nuo krepšio išėjęs Dariušas. Rodo, jog gazdink jog veršės ir man įmes kamuolį. Katelynas lieka prie Lafeto, na štai ryžtasi dabar legionierius įmesti kamuolį Lavrinovičiui, nes prieš jį žymiai mažesnis Nedovičius ir žingsniai. Nemanė Nedovičius sugebėjo pergudrauti žymiai aukštesnį Dariušą Lavrinovičių, kuris irgi suprato, turi ūgio persvarą, galima čia išpešti naudos, tačiau tam pirmiausiai reikia neklysti, o klaida buvo, žingsniai lygų pagal klaidas, lygus rezultatas ir mažiau nei 3 minutės iki pratęsimo pabaigos. Mindaugas Katelynas, Eimantas Bendžius. Na vėl šiek tiek likęs užmaršty, Eimantas Bendžius primena apie save. 67-64, 18 Eimanto Bendžiaus taškas, 6 tolimas metimas iš 9. Kšištofas Lavrinovičius iš toli atsakyti tuo pačiu nepavyksta, galbūt kiek čia ir pasikarščiavo brolis, buvo labai daug erdvės, nieko nebuvo po krepšiu kam kovoti dėl atšokusio kamulio. Nedovičius išprovokuoja pražangą ir keliaus mesti 2 baudų. Ir jeigu jas pataikytų, situacija taptų tikrai sudėtinga Kauno Žalgirio komandai ir atsidurtų labai neblogoje padėtyje Lietuvos Ryto krepšininkai. Bet tam būtina pataikyti baudos metimus. Šiandien 10 baudų pataikė Lietuvos Rytas iš 17, Žalgiris metė net 43 baudas, pataikė 24, prametė 19 baudų. Nenori. Šitie lankai nenori priimti kamuolių, kai jie šokinėja ant jų.
kuomet atlieka metimus šį vakarą Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir dar kartelį suspurda kamuolys iš krepšio, 67-64, rezultatas lieka toks pats. Keturias pražangas turintis Nedovičius žaidė agresyviai, bandė išmušti kamuolį iš Lafeto rankų. Popovičius prieš Katelyną, apeina jį, Bendžius aukštai dar bandė blokuoti metimą, bet labai aukšta ir nepalankia trajektorija meta kamuolį Marko Popovičius, mažinantis deficitą iki minimumo. Prasidėjo prieš paskutinę kėlinio minutę. Renaldas Seibutis, Nemanja Nedovičiui, dvi užtvaros Seibučiui, tiesa nepavyko atsidengti. Individualiai Seibutis prieš Popovičių. Pražangos nėra. Galima žaisti toliau, rodo teisėjai. Babrauskas iš po krepšio. Nėra kova kiekviename aikštės centimetre. Kova dėl kiekvieno kamuolio. Kova griūnant, daužantis, liejant kraują. Ir paskutinėme epizode tą mikrodvikovą laimė žalgiriečiai. Mindaugas Kuzminskas keliauja mesti baudos metimų. Ketvirtoji Mindaugui Katelynui asmeninė pražanga. Be galo svarbus baudos metimai Kauno Žalgirio komandai. Šiandien Kuzminskas meta baudas be klaidų, 6 iš 6. Septintoji taip pat pasiekė tikslą. Ir jeigu pataikys dar vieną baudą, Kuzminskas pasivys pagal pelnytus taškus Adą Juškevičių, kuris yra rezultatyviausias šiuo metu. Ir Kauno Žalgirį išveda puolėjas į priekį. Pusantros minutės. Adas Juškevičius prasidėjo visą pratęsimą ant suolo. Seibutis. Katelynui iš vidutinio nuotolio. Katelynas nėra. Ir Mindaugas Kuzminskas atkovoja kamuolį. Linksmieji kalneliai čia Žalgirio arenoje. Tai vieni, tai kiti įsiveržė į priekį. Tai vieni turi iniciatyvą, tai kiti. 7 atakai. Popovičius iš toli. 6 pramestas tolimas metimas. Popovičius gali gelbėti komandą, bet gali ją ir galutinai nužudyti. Nedovičius staigiai neria į baudos aikštelę Nemanja Nedovičius. Ir paskui jį nespėdami žalgiriečiai prasižengia. Vadinasi, 2 baudas. Nedovičius šiandien 2 kart metė baudos metimus gynėjas, abu prametė. Grįžta Janis Blumas vietoje Stepono Babrausko. Šiandien turbūt apibendrinant galima su šypsena konstatuoti tai, jog Popovičius ir Blumas, 2 taikliausi tritaškininkai, vieni taikliausių lygoje, šiandien perdegė ir prameta savo visus tolimus metimus. O po Nedovičiaus taiklių abiejų baudų 69-68 ir viena paskutiniųjų Kauno Žalgirio atakų. Dar turėtų likti laiko ir Lietuvos Ryto komandai. Popovičius, Kuzminskas iš toli. Nėra. Kova dėl kamuolio, ją laimi Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Eimantas Bendžius ten žaidžia agresyviai. Nedovičius lekia į priekį, prasižengia Oliveris Lafetas. Reikalavo tribūnos greitos pražangos ir lieka 13 sekundžių ir 20 Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Dabar mes 2 baudos metimus, jeigu juos abu pataikys Nemanja Nedovičius, prieš tai ranka nedrebėjo, tuomet Žalgiriui verkiant reikės tolimo metimo. O šiandien Žalgiris tritaškius meta vos 16% taiklumu, tik 4 taiklus iš 25. Pataiko pirmąją baudą Nedovičius, nervų išbandymas. Ir Vilniaus Lietuvos Rytas turi 3 taškų persvarą, 10 sekundžių. Dirko Bauermano matėme ženklas, prasižengti, dar prieš metimą. Pažeidžia taisyklės Jani Blumas, pasirinkimas Marko Popovičius. Ir Lietuvos Rytui svarbu yra tai, jog 5 sekundės prabėgo, kol žalgiriečiai perėjo į Vilniaus Lietuvos Ryto komandos aikštės pusę. Net jeigu pataikys abi baudas Marko Popovičius, tuomet vis dar priekyje bus Vilniaus Lietuvos Rytas, tuomet jau Žalgiriui reikės greitai prasižengti ir tikėtis, jo galbūt vieną baudą prames Lietuvos Ryto žaidėjai.
Šiandien 3 baudas iš 5 pataikė Marko Popovičius. Šį sezoną baudas metantis 88% taiklumu. Prametė visus 6 tolimus metimus šiandien Marko Popovičius. Antra taip pat taikli ir dabar jau Žalgirio spaudimas po visą aikštelę. Dirkas Bauermanas nerizikuoja ir nusprendžia paprašyti minutės pertraukėlės. Šį mėnesį Eurovaistinėje vaistiniai preparatai Afrin nuo slogos už ypatingą kainą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuočių lapelius ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Kai būtina sustoti laiku, jūs galite pasikliauti mumis. Continental. Žalgirio arenoje Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai priekyje 71-70. Čia vyksta pratęsimas ir iki jo pabaigos liko tik tai 8 sekundės ir 1/10. Svečiai paprašė minutės pertraukėlės. Jie turi kamuolį savo rankose. Žalgiriečiai aišku stengsis perimti jį, spausti, žaisti agresyviai. Ir greičiausiai tikslas bus greitai perimti kamuolį, o jeigu to nepavyks, prasižengti ir tikėtis netaiklių baudų. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda perlaužė įvykių eigą po didžiosios pertraukos ir sugebėjo panaikinti 17 taškų skirtumą. Žalgiris taip pat sugebėjo atsitiesti vienu labai sunkiu momentu antroje dalyje, kada deficitas buvo -4 ir Lietuvos Rytas spurtavo 11-0 ir galiausiai kol kas tą visą karuselę, sakykime taip, laimi Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kurių rankose jų pačių likimas. 1 taškas, 8 sekundės ir galimybė užimti antrąją vietą lentelėje. Pražanga prieš Oliverį Lafetą, labai skausmingai. Ten prasižengė Oliveris Lafetas, gavo per galvą Nemanja Nedovičius. Ir šiandien jau baigtas yra Lafeto pasirodymas, 9 taškai. Tiesa, iš žaidimo pataikė Lafetas tik tai 1 metimą iš 5. Nemato Lafetas, kad reikia jam palikti aikštelę. Pernelyg daug adrenalino, pernelyg didelės emocijos. Ir pats krepšininkas nori žaisti toliau, bet jį reikia sodinti. Ir dabar leidžiamas Adas Juškevičius. Ilgą laiką buvęs rezultatyviausias žaidėjas. Nemanja Nedovičiaus išbandymas. Jeigu pirmas 2 baudas Nemanja Nedovičius prametė, tai po to 5 iš 5. Ir antroji bauda taikli. Žalgiriui reikia tolimo metimo. Tik 7 sekundės 60 nėra kam atiduoti kamuolio. Popovičius 5. Ar prasižengs Lietuvos Rytas? Ne, leidžia mesti Kaukėnas. Nėra. Ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai švenčia pergalę, kelia rankas į viršų. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda laimi 73-70, iškovoja 10-ąją pergalę. Šį sezoną LKL čempionate iškovoja po beveik 2 metų pertraukos pergalę prieš savo amžinąjį varžovą Kauno Žalgirį. Ir tai reiškia, jog reguliarųjį sezoną laimi žalgiriečiai, bet Vilniaus Lietuvos Ryto komanda išlaiko antrąją poziciją. Pozicija turėta prieš šį mačą. Ir dabar galima žiūrėti, kaipgi atrodys ketvirtfinalio poros. Žalgiris susitiks su Nevėžiu, Lietuvos Rytas su Utenos Juventus komanda, Prienų laukia akistata su Šiauliais, o Klaipėdos Neptūnas susitiks su Pasvalio Pieno žvaigždėmis. Primenu, jog atkrintamosios varžybos prasideda jau labai greitai. Kitos savaitės pradžioje pirmadienį kviečiame stebėti pirmąją tiesioginę transliaciją iš ketvirtfinalio mačo, kuris tai bus susitikimas, sužinosite sekdami programą, bet transliacija prasidės 19 valandą jau šį pirmadienį po 2 dienų. Tiek žinių iš Kauno Žalgirio arenos. Aš komentatorius Saulius Nalivaikas su jumis atsisveikinu iki kitų susitikimų.